Gibson testas – tai kognityvinių įgūdžių įvertinimas, kuris... Palauk, Justina, tai kiek galima tą patį kartoti? Žmonės tiki ne mumis. Kuo? Kitų tėvų atsiliepimais. Pasižiūrėkite patys. Daugiausia neramino ir kėlė iššūkių tai, kad Morta buvo labai tokia nesavarankiška. Jinai nieko pati neplanuodavo, už ją viską reikėdavo eik pamokas daryti gerai, eik į būrelį gerai, bet jinai pati nesiorientuodavo savo darbotvarkai, dienotvarkai, tai jai reikdavo visą laiką nurodyti, jinai vykdydavo tos nurodymus, bet pati nei atsakomybės lyg tai neprisiimdavo ir toks, sakau, geras vaikas, toks robotukas, tarsi viskas tvarkoj, padarysiu, ką reikia, bet ką daryti reikia, aš kaip ir nežinau. Morta pradėjo pati būti atsakinga už savo laiką. Tai yra, jinai jau dabar, tarkim, iš vis buvo toks iššūkis grįžtant namo, vaiko nėra, kas neįprasta, kad be jokio pasakymo, priminimo, jinai parašo raštelį. Aš išėjau į meno mokyklą tėvams nuo Mortos. Tai buvo toks, kad jinai jau planuoja savo laiką, pati už save atsakinga, pati pamokas pradėjo daryti, pati ir kuprinė susideda ir atrodo, kad taip ir buvo lyg tai, atrodo, pradžių ir nebuvo tokių iššūkių, kad Morta kažko negali, nemoka. Taip, iš tikrųjų pastebėjom tie pokyčiai, ypač su anglų kalba buvo labai ryškus, vaikas atrado su trenere bendraudamas tą anglų kalbą kaip tokią malonų dalyką, nes prieš tai tos anglų kalbos nemėgo ir sakė, kad nekenčiu. Tai lietuvių kalba irgi knygas skaityti labiau ėmėsi, supras daugiau, kas ten yra per teksto suvokimo užduotis. Jinai rodė, kad tikrai ir prisimena ir žino, kas kaip yra. Matematika irgi labai ypač daugybę dalybą, kas atrodo kaip tik turėtų būti sunkiau vaikui, jai kaip per sviestą eidavo. Brendžimas tapo, sakykime, mūsų šeimos dalis ir čia jautiesi atvažiavęs kaip į šeimą ir tas mokymasis, čia sako treniruotės, ne mokymasis, iš tikrųjų toks privertė permastyti ir apie vaiko ugdymąsi savarankišką, kaip ir reiktų suplanuotą dieną, kad jinai galėtų pati treniruotis toliau, skatint, kad jinai neužsimirštų. Brendžimas atvėrė duris, į tokią laisvę, kad vaikas neturi gauti kažkokių tai bausmių, kažkaip su juo darytas veiklas, kurios jam nepatinka per prievartą, nes pasirodo, kad viską galima pasiekti labai paprastai per tą patį žaidimą, tik ilgesnio darbo dėka ir rezultatai tai parodo, kad tai veikia. Tai tas iš tikrųjų naujas toks atradimas, šitas metodas, kad Lietuvoje dar yra pakankamai mažai žinomas. Tai norėtųsi, kad į daugiau atrastų tėvai.